Čia Utenos radijas. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Sveiki, malonus radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Utenos žingsniai. Europos sporto savaitė tai Europos komisijos iniciatyva skatinanti sporto ir fizinį aktyvumą visoje Europoje. Be Active Night Utena tai sporto renginys visiems Utenos krašto gyventojams ir svečiams. Kviečiame dalyvauti, kviečiame sužinoti plačiau ir šiandien Utenos žingsniuose mes pakalbėsime apie sportą, aktyvų gyvenimo būdą ir apie tai, kogi kvėpuoja Utenos daugiafunkcis sporto centras. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Taigi dar kartelį sveiki ir Europos sporto savaitė atkeliauja į Uteno. Šiandieną pas mus atkeliavo žmogus, kuris plačiau pakalbės apie Be Active Night renginį ir pristatant šį žmogų galima pasakyti, kad tai yra sunkusis kraštas 198 cm krepšininkas, žmogus tikrai su plačia biografija ir šiandieną pas mus svečiuojasi Mindaugas Kildičius. Sveikas gyvas, Mindaugai. Sveiki, klausytojai. Gera matyti tave, na ir iš tikrųjų pristatant reikėtų lenkti pirštus, tai ir buvęs ir esamas ko gero krepšininkas, nes krepšinis kūne ir kraujai įaugęs, taip pat politikas, daugiafunkcio sporto centro vadovas ir tiesiog žmogus mėgstantis, propaguojantis aktyvų gyvenimo būdą. Pačiam, kuri vis tik tai pristatymo eilutė labiausiai imponuoja ir patinka? Iš tikrųjų, tai dar tokia viena eilutė pamiršta buvo, nepasakyta. Aš 13 metų tarnavau Lietuvos kariuomenėje profesionaliai. Taip, teisingai, karys Žarūnas. Taip. Tai būtent teko gyvenime pabūti įvairiose srityse. Iš tikrųjų, galima pasisemti iš visų tų darbo sričių tam tikros patirties, supratimo apie gyvenimą, apie santykius su žmonėmis. Įdomios visos veiklos nuo karybos iki politikos, bet ką supratau, tai turbūt pats sunkiausias, nedėkingiausias, labai daug emocijų keliantis darbas yra trenerio darbas. Tai teko dirbti ir su Utenos Juventus, ir su Molėtų krepšinio komanda. Iš tikrųjų labai varginantis, daug emocijų reikalaujantis darbas, bet smagu labai, kai laimė. Taip, Mindaugai, ko gero dar tenka prisiminti, kad ir pats, kaip minėjai, dalyvauja ir politikoje, buvo ir Molėtų krašto vicemeras berods. Taip. Tai žodžiu, patirtis ir tiek sporte, tiek politikoje, tiek gyvenime yra pakankamai didžiulė, pati artimiausia, kai vis tik tai ir sunkiausia yra trenerio darbas. Dabar jau ne pirmą savaitę vadovauja Utenos daugiafunkcio sporto centrui. Kodėl toksai buvo pasirinkimas iš Molėtų vėlgi sugrįžti į Uteną? Beje, Utena ar gimtasis kraštas, ar vis tik tai Molėtai yra gimtasis kraštas? Vis tik gimtasis kraštas yra Molėtai. Į Uteną gyvenimas mane atvedė 1988 metais, kai įstojau į tuometinę Utenos politechnikos mokyklą. Besimokydamas ta mokykla virto aukštesniąją. Ir taip su tarpais aš į tą Uteną vis grįždavau. Kokia studijų kryptis? Baigiau žemės ūkio elektrifikavimo specialybę. Taip. Ar teko išbandyti būtent gavus diplomą to tokią duoną? Ne, neteko, nežinau dėja ar nedėja, bet truputėlį tos duonos valgiau praktikos metu, o profesionalas toj srity nebuvau ir nesu. Bet lemputę pakeisti galima. Taip, moku. Tos buitinius darbus padarau pats. Ir žinai, kad pirštų į rozetę geriau nekišti. Taip. Mindaugai, tai, iš tikrųjų, Utenai esi artimas žmogus, vienas iš pagrindinių esi ir Utenos Juventus krepšinio komandos įkūrėjų, esi net ir kažkiek tai buvai, ko gero, dalininkas ir šioje vietoje ir esi dalininkas. Taip, gerai, kad pataisos. Tai
Kasgi vis tik tai pačiam yra Utena ir kodėl imponuoja ta Utena? Ne tik tai mokslo prasme, ką mes jau įsiaiškinome, bet ir vėlgi grįžai į Uteną, į sporto sferą ir stengsiasi įtraukti uteniškius aktyviau leisti laisvalaikį. Mes tada pakalbėsime ir apie Be Active Night renginį, kuris jau šį penktadienį rugsėjo 22 dieną prasidės 19 valandą. Tai vis tik tai, kuo patraukli yra Utena pačiam, kad vėlgi atsidūrė tokioje pozicijoje? Tai turbūt visi mano grįžimai ar buvimai Utenoje sąlygojo sportas. Tai jeigu aš įstojau į politechnikumą, tai vis tiek mane pakvietė tam tikras treneris, mes čia pradėjom sportuoti. Tuo metu čia gyveno ir dirbo toks Vytautas Vaitkevičius, jis buvo bėgimo treneris. Po to baigęs politechnikumą išvažiavau studijuoti į Vilnių, žaidžiau ten profesionaliai krepšinį. Ir tada po tam tikro laiko pakvietė vėl sportas, tai būtent Alvydas Urgautas žaisti tuometiniai Utenos gėrimų komandai. Po to pakvietė jisai patreniruoti Juventus toj pačioj pradžioj. Ir, kaip bebūtų, visą laiką Uteną aš lankau su tikslu sportuoti per sporto prizmę. Tai neįskirtinis vizitas arba pasirinkimas dirbti Utenoje arba dalyvauti konkurse dėl direktoriaus vietos, tai žinojau, kad tai yra stiprus sportinis kraštas, žinojau, kad yra stiprus sporto centras, jis yra žymiai didesnis negu tame, kuriame aš dirbau prieš tai, netgi kokios, sakyčiau, 3 kartus, ir vaikų prasme, ir trenerių, kolektyvo prasme, ir finansavime. Tai vėlgi, kol dar galiu, noriu išbandyti viską, noriu pabandyti dirbti ir gerai dirbti didesnėme kolektyve ir padaryti gerų rezultatų su didesniu sporto centru, negu dirbdavau Molėtuose. Tai pakalbėkime dabar, pats jau turėjai iš tikrųjų administracinės patirties dirbdamas ir, ką minėjote, ir Molėtuose, tačiau vis tik tai, būti treneriu arba būti sporto srityje vienoje barikadų pusėje, o dabar administracinis darbas yra pakankamai vėlgi kita, tai prasideda vadyba, organizavimas, galų gale tų pačių trenerių pritraukimas, naujų jėgų, naujų idėjų ieškojimas ir žinoma, kad tas sportuojantis žmogus būtų patenkintas tiek infrastruktūra, tiek teikiamomis paslaugomis. Ir šioje vietoje, dalyvaudamas konkurse, ar galima teikti, kad ta bazė, kuri dabar yra Utenoje, paties viziją padės išpildyti, ar vis tik tai yra kažkokių sprendinių, gal galite atskleisti kortas, kad vis tik tai reikės kažkokių tai pertvarkų, naujienų, kad pritraukti uteniškius aktyviau sportuoti ir pajausti daugiafunkcijos sporto centro teikiamas paslaugas. Turbūt uteniškiai visi žino, kad sporto bazė pas juos pakankamai gera, visi nori geresnių ir erdvių, ir patalpų. Šioks toks patalpų, ypatingai tuo žiemos laikotarpiu jau ir jaučiamas, daug žmonių klausia, kur galima būtų pasportuoti. Tuo labiau, kad Utenoje aš matau, kad yra labai daug užsieniečių, tai ir jie ieško tam tikros aktyvios fizinės veiklos. O pirmiausia, tai aš, kaip ir turbūt konkurse, sakiau visuotiniam susirinkime mūsų darbuotojų, tai aš pirmiausia žiūriu tai, kad būtų patenkinti vaikai, nes iš esmės dėl vaikų ir sukurtas sporto centras. Sporto centras tokią misiją neša, kad ugdyti vaikus, teikti jiem džiaugsmą, suteikti galimybę per sportą pasiekti savo tikslų. Tėvai lygiai taip pat turi tokią galimybę atvesti, kad jų vaikas per sportą išugdytų savo tas kompetencijos, kurių reikės gyvenime. Tai pats pagrindinis objektas, veiksnys, kaip čia be pavadins, yra vaikai arba tėvai. Antras veiksnys yra profesionalūs treneriai, kurie savo profesionalumo pagalba teiktų paslaugas būtent tėvams arba jų vaikams. Ir trečioji didžioji dalis tokia yra, mes esame administracija, ūkinis personalas, kurie
turėtų užtikrinti kurie visą tai. susirinkę, turim užtikrinti visą šitą sistemos gerą veikimą. Tai aš galvoju, kad mes visi suprantam tuos prioritetus, tai pagal tuos prioritetus ir bandysim dirbti. Dabar dėl kažkokių ateities vizijų, tai šiuo metu man tenka tik tai susipažinti, ką Utena turi, kaip naudoja baseinus, sporto sales. Iš tikrųjų jaučiamas ir matau dėl kitų renginių nevyriausybinių organizacijų jaučiamas nemažas indėlis į sportą. Tai aš galvoju, kad sporto centras turėtų būti tuo lyderiu, kuris jungtų visas nevyriausybinės organizacijas, visus sporto klubus ir kartu bendrai teiktumėm visuomeniai paslaugas, darytumėm Uteną dar sportiškesniu miestu fizinio aktyvumo prasme. Sakykite dabar, kokiasgi paslaugas teikia Utenos daugiafunkcis sporto centras ir kiek sporto šakų kultivuoja ir kiek yra trenerių, kurie galėtų pakviesti gyventojus, moksleivius treniruotis daugiafunkcio sporto centro erdvėse. Taigi mes jau ir kviečiam, turbūt daug tėvelių jau ir vedė vaikus į mūsų atvirą sporto centro dieną. Malonu buvo juos matyti, tai šiuo metu kultivuojame 9 sporto šakas. Dar ir dabar nevėlu kreiptis pas trenerius. Iš esmės niekada nevėlu kreiptis pas trenerius, paklausti, ar yra galimybė pas juos sportuoti. Tai krepšinio, rankinio, slidinėjimo, dviračių sporto šakose, stalo teniso, didžiojo teniso, nors mane visą laiką pataiso, kad nei didysis, nei lauko tenisas, o tiesiog tenisas, tas žaidžiamas kortuose. Tai turim karate, kultivuojamą sporto šaką. Ir dabar nežinau, ar visus suvardinau. Slidės. Tai viso dirba 26 treneriai, kurie turi savo grupės. Grupės jau beveik suformuotos, kai kurie treneriai dar formuoja pirmasias, tas mažiausias grupės, mažųjų vaikų, tai pradinio rengimo. Turim keletą grupių ir darželiuose. Taip kad iš tikrųjų apriepia nemažai vaikų, daugiau negu 600 ir šiek tiek turim norą didinti tą skaičių. Juokaujant, norėčiau paklausti jūsų, ar vis tik tai, kai dalyvavote konkurse, užsibrėžėte savo tikslą, pristatydami savo viziją, kad ir vieną pagrindinių misijų, taip pat merui pristatant, kad Utenos daugiafunkcis sporto centras išugdys ne vieną čempioną, kuris pasidabins aukso medaliu. Tai, kad išugdys tai tikrai, nes ir dabar jau kas yra tokių talentų, iš kurių galima tikėtis, tik tai reikia jiems padėti ir juos paskatinti, net nebejoju, o dėl dar tolimesnės ateities, tai manau, kad su tokiu požiūriu, su infrastruktūra, su galimybėmis plėsti infrastruktūrą sportinę, su galimybėmis plėsti paslaugų kokybę ir lygį, tai manau, Utenoje tikrai bus ne vienas, ne tik Lietuvos čempionas, bet ir Europos ir pasaulio. Ir gal net olimpinis. Dabar, Mindaugai, vis tik tai pakalbėkime apie tai, kas artimiausiu metu laukia Utenos daugiafunkcio sporto centro. Ir jūs taip pat inicijuojate išties labai gražų renginį Be Active Night Utena 2023. Tai yra viešas renginys. Šį vakarą, rugsėjo 22 dieną, Utenos daugiafunkcio sporto centro prieigose ir įvairiausiose erdvėse bus iš tikrųjų aktyvus savaitgalis, aktyvi savaitgalio pradžia. Tai gal plačiau apie šį renginį galėtumėte papasakoti, kur jis prasidės, kiek jisai vyks, kokios sporto šakos įtrauktos į būtent šį renginį ir ar visi gali dalyvauti, galbūt reikia išankstinės registracijos, ir panašiai. Visą administracinę naštą dabar jums uždedu ant pečių ir papasakokite, kas vyks. Tai Be Active Night, mes ją pavadinom Be Active Night Utena 2023, tai šios dienos toks vakarinis, naktinis sportinis renginys, kuris papildo Europos sporto savaitės visus renginius. Noriu net ir klausytojų, ir kas dalyvaus, noriu, kad tie dalyviai suprastų, kad
ir pagalvotų dar šiek tiek staptelė, kad mes organizuodami tokį renginį iš esmės solidarizuojame su visomis ES šalimis, kuriuose vyksta tokie renginiai ir sportuosime visi kartu. Kai sportuoja vienas kažkaip tai vienokia emocija, kai sportuoja visa Europa kitokia emocija. Tai visus kviečiu šiandien nuo 19 valandos ateiti prie daugiafunkcinio sporto centro, Donelaičio gatvė 38. Aplink sporto centrą bus išdėstytos visų rungčių sporto aikštelės. Pradėsime 19 val. Nuo oficialaus atidarimo. Pakvietėme merą ateiti pasakyti sveikinimo kalbą. Tikiuosime, kad meras duos ir startą 19:30 bėgimui arba žygiui. Galės žmonės pasirinkti savo ėjimo bėgimo tempą. Trasa nėra ilga, apie 2,5 kilometro. Trasa vinguriuoja Vyžuonos parko. Tikimės, kad eidami ar bėgdami pakelsite savo širdies susitraukimo dažnį iki jums patinkančio ir grįžę būsit laimingi ir patenkinti. Tuo labiau, kad bus jums padovanotas atminimo medalis. Tai čia toks bus kaip ir startinis, įžanginė startinė rungtis, bėgimas, ėjimas visiems, kas nori, registracija nebūtina, tiesiog reikia nepavėluoti. O kitos sporto rungtis, krepšinio 3x3, kiek žinau, jau susiregistravo komandos ir jau turi žaidimo tvarkaraščius. Tinklinis 3x3 taip pat turi savo žaidimo tvarkaraščius, galima bus pamatyti ir išbandyti, jau registracijos visiškai nereikės dviračio slalomo rungtinėje, pabandyti pavažiuoti su riedslidėm, irgi tam tikroje slalomo rungtyje, kas nebandė važiuoti, turbūt patirs naują potyrį. Žaisime stalo tenisą, stalo tenisas vėlgi registruojasi tam tikroje sporto internetinėje svetainėje. Visos nuorodos yra mūsų Facebook paskyroje, galima susirasti renginį ir sužiūrėti, kur galima prisiregistruoti. O turbūt dar noriu visus pakviesti į šaudymo iš lanko, rungti, išbandyti, kaip ten galima pataikyti ir kaip tai yra sunku arba kaip tai yra lengva. Rankinio turnyras vyks tam tikro amžiaus vaikų, tai jau čia vyks sporto salėje, komandos susiregistravo ir jau turbūt ruošiasi atvažiuoti. O to pagrindinė vakarinė dalis, tai vyks flash mobas. Tai kas tas yra flash mobas, tai yra didelė žmonių grupė, paprastai susirankanti iš anksto į sutartą vietą ir atkartojanti tam tikrus judesius. Tai mes šoksime, bus Aistis vadovas, jis žada, kad bus labai nemažas skaičius žmonių, šokėjų ir taip linksmėsimės iki 22 valandos. Po 22 valandos mes galėsime pasiūlyti didžiąją programą bei užkandžius prekybos taške. Tai toks vakaras iki dienos pabaigos. Kviečiame atvykti, dalyvauti ir džiaugtis. Paantrinsiu, kad iš tikrųjų programa įspūdinga, dalyviams pasirinkimo, kur aktyviai dalyvauti, judėti ir pasinaudoti Be Active 2023 daugiafunkcijos sporto centro prieigose. Renginio malonumais tikrai yra ir tiek pramoginiai momentai yra apgalvoti, tiek ir žinoma reginys. Ir žinoma, labai patiko Mindaugo pasakymas, kad širdies susitraukimas taip pat pakelsi į kitokį lygį, kokio tu pats nori. Žodžiu, tikrai yra kas veikti ir labai džiugu, kad štai toks renginys jau ne pirmus metus, bet štai toksai ryškus ir toks įspūdingas su flash mobu, su didžėjaus pasirodymu, su moto pasirodymu, ir įvairiausiom atrakcijom laukia šį vakarą Utenos daugiafunkcijos sporto centro, Kristijono Donelaičio gatvė 38 vakare nuo 19 valandos ir kaip girdėjote, iš tikrųjų nemažai komandų žmonių yra užsiregistravę, o svarbiausia tai, kad kiekvienas dalyvis gaus medalį. Tikrai, Mindaugai? Tikrai gaus kiekvienas dalyvis, dar kiekvienas dalyvis, kuris dalyvaus tam tikrose rungtyse. Jeigu bus sutemę, tai mes paruošiam tam tikrus šviečiančius akinius, žaisim tinklinį su šviečiančiu
kamuolio, tiesiog, kad būtų šiek tiek kitaip, įdomiau ir linksmiau. Kągi, belieka tik tai sudalyvauti ir pasisemti tų neišsemiamų įspūdžių, kuriuos dalins Utenos daugiafunkcijos sporto centro komanda, organizatoriai. Šiandien apie tai vienas iš pagrindinių organizatorių daugiafunkcijos sporto centro direktorius Mindaugas Keldišius svečiuojasi pas mūsų Utenos žingsniuose. Mindaugai, ir mūsų pokalbio pabaigai, žinoma, mes kalbėjome, kad dar lapkričio mėnesį tikrai susitiksime, bet nepaisant to vis tai norisi pasinaudoti progą ir pasidžiaugti, kad Utenos daugiafunkcinis sporto centras šiais metais šves ypatingą jubiliejų, kuris nusimato lapkričio mėnesį. Tai trumpai, lakoniškai galėtumėte pasakyti, kasgi tai per šventę ir kiekgi metus sukaks daugiafunkcijos sporto centro, pavadinkime taip, visai sporto bendruomeniai Utenos krašte. Taigi 1953 metais buvo įsteigta sporto mokykla. Nuo to laiko per 70 metų keitėsi pavadinimai, bet misija, veikla išliko ta pati. Per tą 70 metų daug žmonių dirbo sporto centre, daug vaikų sportavo, tad spalio 21 dieną kviečiame visus į kultūros centrą, į 70-mečio minėjimą. Norime, kad būtų visa sporto bendruomenė, norime, kad prisimintų savo sportinius laikus, norime, kad pamatytų, kokie sportininkai yra dabar ir tuo pačiu pasidžiaugti ir stiprėti kaip sporto bendruomenė. Tai belieka tik tai pasidžiaugti ir žinoma paminėsime visą tai jau lapkričio mėnesį, atskirai pasikviesdami gerbiamą Mindaugą į Utenos radio studiją pakalbėti apie nuveiktus per 70 metų gyvavimo metus darbus ir žinoma išryškinti tuos nepaprastai daug indėlio įdėjusius žmonės į uteniškių sporto įvairiausias programas ir žinoma, kad uteniškiai augtų sveiki, aktyvūs ir tiesiog gerai besijaučiantis žmonės. Dėkoju Mindaugai, kad šiandien apsilankėte pas mus Utenos žingsniuose ir linkime puikaus renginio, gerų emocijų ir žinoma, kad tos vizijos ir ta užsibrėžtas tikslas, būnant Utenos daugiafunkcijos sporto centro vadovo, tai pareigose su kaupu išsipildytų ir žinoma, galėtume matyti tos puikius darbus. Ačiū. Čia buvo Utenos žingsniai, laidos kartojimo klausykitės jau pirmadienį po 11 valandos. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.